apskritai apie rudens laborinės tendencijas, ką galime pasakyti? Ką dabar pastebėjom? Iš principo, kalbant apie moteris, tai kuo skiriasi nuo praeitų metų ir greičiausiai labiausiai skiriasi nuo šiltojo sezono tendencijų, tai yra, kad batai, liaudiškai kalbant, grubėja. Tai reiškia, padas darosi storesnis, kulnas darosi irgi storesnis. Įmantrių formų, skirtingų odos darinių, vis dar, aišku, ant podiumus ir karaliauja tie biker būtų vadinami. Tada tos, kurios mėgsta klasiką, tai šį sezoną reikėtų atkreipti dėmesį į smailią nosytę, bet storą stambų kūną, arba netgi ant tų pačių klasikiniai tiek ir iki kauliuko avalynė, suderinama pati koja yra taip jaustoma vizualiai. Tai tikriausiai iš tokių pagrindinių. Na ir aišku, vėlgi karaliauja labai daug kailio, tiek rūbuose, tiek ir batuose. Va dabar mačiau čia tokius leopardinio ponio kailio dažyto. Čia vienas iš tokių tikriausiai aktualiausių rudenį žiemų trendų. O kaip manot, kuo turėtų vadovautis moteris, kurios yra pratusios prie klasikos, kur matyti dabar batai yra grubūs ir labai vyriški? Aš tai manau, kad tas mix and match pats principas yra pats geriausias. Tai prasme, jeigu netgi prie to pačio klasikinio kostiumėlio mes derinsim ne biker būtus, o pavyzdžiui aukštakulnius batus su stand-up akulne, tai iš tos pačios praktiškos pusės pasižiūrėjus, aš manau, kad tai yra ženkliai geresnis pasirinkimas rudenį nei, tarkim, aukštakulniai smailianosiai bateliai, kurie šiaip yra tokia, vadinkim, ofiso avalynė, tampanti, kai praeina šiltasis sezonas. Vėlgi, kaip ir minėjau, kad kadangi madingosios vyriškų kojinių principas kažkoks, tai prie, tarkim, trapecijos formos odinio sijono ir kažkokio tai storo didelio megztinio, ką tikriausiai pusė miesto moterų turi savo spintose, galima derinti tuos pačius arba biker būtus, arba kažkokius tai, tarkim, avalynę, kuri truputį primena sportinę avalynę, kas irgi labai madinga, kurios, tarkim, truputį nori likti nueiti nuo to klasikinio tokio elementaraus įvaizdžio. Bet vėlgi, tos, kurios į darbą vaikšto su klasikiniu kostiumėliu, tai vis tik aš siūlyčiau atkreipti dėmesį į avalynę ir avalynė vėlgi turėtų būti kažkuo tai išskirtinė. Tai šiuo atveju galima spręsti būtent pačią formą arba klasikos vis tik mėgėjams dėl pačio kūno. Reikėtų pasigalvoti to labiau, kad ant podiumų šį sezoną yra labai daug aukso. Tai auksas atsiranda ne tik tais aksesuaruose arba rūbų kažkokiuose užsegimuose, sagose, sagtelėse, bet taip pat daug pakankamai aukso mes galime matyti ant šį sezoną ant avalynės būtent. Tai vėlgi tos, kurios nemėgsta, tarkim, puošti viršutinės dalies, batai gali tapti viena iš tokių pagrindinių sezono akcentų ir atspindinčių tendenciją ir tavo tokį požiūrį į tai, kas yra madinga ir aktualu šiandien. Tuomet, kuo jums SD dabartinė kolekcija atrodo išskirtinė ir kuo jinai yra geresnė ar blogesnė palyginus negu kitose parduotuvėse? Aš manau, gal ne tiek, kad blogesnė ar geresnė, kiek pats svarbiausias dalykas, kaip vienoje parduotuvėje tu gali skirtingiam gyvenimo atvejam susipirkti avalynę. O tai yra labai svarbu dėl to, kad aš manau, kad nei vienas žmogus nebeturi tiek daug laisvo laiko, kad bėgioti iš vienos parduotuvės į kitą, ieškodamas, tarkim, būtent skirtingam, nežinau, dienos etapui. Tai šiuo atveju, kas SD, aš manau, vienas iš didžiausių privalumų tai yra, kad tu gali rasti nuo sportinės avalynės arba laisvalaikio, tokių kaip aksų, iki avalynės, kuri derinama prie visiškai klasikinių drabužių arba prie klasikinio stiliaus ir kartu tuo pačiu moterim, kurios nori išskirtinumo, kurios nori, kad batai būtent atitiktų tam tikras sezono tendencijas. Jeigu reikėtų jums rekomenduoti vienerius metus iš SD, kurie būtų? Aš rekomenduočiau faktas, kad skusto ponio kailio ir dažyto leopardo spalvos avalynę. Tai šiuo atveju tokia avalynė yra SD.